Ruošiantį statyti, renovuoti, remontuoti namą neišvengiamai tenka apsispręsti, kokį šildymo būdą geriausiai pasirinkti. Nuo pasirinkto kuro tipo priklauso šildymo kaina bei komfortas. Rinkoje turime daugybę katilų rūšių, dar didesnę begalę gamintojų. Galite rinktis pagal kuro tipą ir sąnaudas, galią, norimą apšildyti plotą bei daugybę kitų kriterijų. Siekiant išvengti klaidingų sprendimų, renkantis iš gausybės reklaminių pasiūlymų ir nuolaidų, specialistai pataria pirmiausia atsakyti savo šios klausimus, kiek aš galiu investuoti į įrangą, kokie yra mano komforto poreikiai, kokie mano šildymo išlaidų lūkesčiai. Renkantis katilą reikėtų atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmas iš jų tai yra pakuros dydis, būtent tai, kaip pasakyti, jum padės malkų ruošoje, kadangi nereikės vargti pjaustant į smulkius gabaliukus. Taip. Svarbu atkreipti dėmesį taip pat ir į plieno storį, iš kokio jisai padarytas, ir ypatingai į plieno savybės. Reiškia, vienybės katilai būtent mūsų yra 6 mm storio vidinė pakura, taip, ir jisai yra specialus katilinis plienas. Taipogi reikėtų atkreipti dėmesį, vėlgi atsižvelgiant į kasdieninius priežiūros niuansus, kad būtų patogus valymas. Patogus valymas tai reiškia, vienybės katilai turi patogų valymą iš abiejų pusių ir taip pat pajungimas. Pajungimas vėlgi yra patogus, jisai iš abiejų pusių, tai reiškia, kad universalesnis galimybės jį instaliuoti jūsų katilinėje. Vienas iš racionaliausių sprendimų būtų rinktis malkinį kieto kuro katilą. Katilai šildomi kietų kūrų užima aukščiausią vietą tarp mažiausiai išlaidų reikalaujančių šildymo būdų. Renkantis malkinį katilą reikėtų palyginti jo galią, įkrovos tūrį, užkrovimo patogumą, konstrukcijos privalumus, ilgaamžiškumą, prieinamumą vidinių paviršių valymui, išvystomos galios efektyvumą, darbo patikimumą bei kainą. Neskubėkite rinktis žymiai galingesnio katilo. Dėl neteisingai pasirinkto katilo galima sunaudoti daugiau kuro. Katilo efektyvumas parodo, kaip efektyviai yra deginamas kuras ir jo sukurta energija panaudojama namo šildymui. Jei katilo efektyvumas yra žemas, didžioji dalis sukurtos šilumos energijos patenka lauką kartu su dūmais. Taigi, aukšto efektyvumo katilai sunaudoja mažiau kuro, didina katilo šiluminę galią ir mažina šilumos praradimo nuostolius. Tokio tipo katilai pasižymi aukšto efektyvumu, net iki 80%. Šiuolaikiniai žmonės yra užimti bei skubantis, todėl labai svarbu mažinti žmogaus laiko sąnaudos į šildymo sistemos darbą. Šie katilai pasižymi ypatingai didelę pakurą, todėl nereikalauja dažno malkų ar kito kuro užkrovimo ir užtikrina katilo degimo laiką iki 16 valandų. Daugiau informacijos ieškokite www.vienybė.lt.